Labas vakaras, pradėsime spaudos konferenciją. Rusijos sulaikymui skyrėme daugiausia dėmesio ir šiandienos susitikime. Prezidentas Zelenskis pristatė naujausią pažangą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo iniciatyva vykstančiose pokalbiuose dėl taikos Ukrainoje. Ne pirmą kartą įsitikinome, kad Rusija vengia įsipareigoti teisingai ir tvariai taikai ir nesutinka su paliaubomis kaip būtina taikos įžanga. Bet koks susitarimas, kuris bus ateityje, turėtų užtikrinti Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį integralumą. Daugiašalės Europos šalių karinės pajėgos dislokuotos Ukrainoje su JAV parama būtų esminis Rusijos atgrasimo veiksnys pulti vėl. Tęsiantis pokalbiams dėl taikos, Lietuva kviečia integruoti Ukrainą į Europos saugumo struktūras ir mokytis iš ukrainiečių karinės patirties. Natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że w sensie strategicznym droga Ukrainy idzie w kierunku cywilizacji, czy jest częścią cywilizacji zachodniej, a nie z całą pewnością cywilizacji wschodniej, o czym Ukraina dzisiaj, cała Europa i cały świat bardzo boleśnie przekonuje się w trakcie wojny z Rosją. Więc kierunek dla Ukrainy jest oczywisty, ale nie proście mnie Państwo, żebym mówił o datach. Dla mnie, znając proces akcesyjny, rok 2027, oczywiście pod względem formalnym, pod względem tych problemów, o których więcej wie pan prezydent Zełenski niż ja, wewnętrznych, jest z całą pewnością trudno osiągalny, ale to... Ir dar keletas žodžių nuo savęs. Gerbiamas Volodimirai, sveikinu Jūs su gimimo diena. Prieš kurį laiką, kuomet susitikome norinčiųjų koalicijoje Paryžiuje ir aš jau žinojau, kad Jūs atvyksite į Lietuvą būtent savo gimtadienio dieną, tikrai tuo labai apsidžiaugiau, nes pasakiau Jums, geriausia švęsti gimtadienį ten, kur turite nepaprastai daug draugų.